Labas labutis. Mano sekėjai, mano grupės nariai. Šiandieną sveikinuosi su rubrika Svečias ir pakviečiau į svečius Linutę, kuri gyvena Jungtinėje karalystėje. Ir tas moteriškas toksai laikas, norisi tos tokios moteriškos istorijos sužinoti, prisiliesti prie tų tikrų istorijų, gyvenimiškų istorijų. Mes su Linute esam kolegės ir susitinkam ir kartais trumpam pasibendraujam čatukuose. Ir šiandieną sužinosim plačiau ir aš tuo pačiu Linutės istoriją. Linute, noriu pasakyti, pristatant jūs, noriu pasakyti, kad jūsų kelias iš tikrųjų buvo toksai, jūs esat versli moteris, turinti ir savo verslą, ir beje, esanti kirpėja 30 metų ir sukatės grožio sferoje, grožio industrijoje. Ir kirba klausimas, dauguma moterų jos yra tokios skeptikės ir sako, aš naudoju profesionalias linijas, man čia prašau nesiūlykit, ką jūs čia naudojat, viskas yra gerai. Bet kodėl, kas įvyko pas jūs, jūsų gyvenimo kelyje, jog jūs nusprendėt surasti, ieškoti produkto, greičiausiai buvo reikalinga pagalba kažkokia, kad pakeisti visą savo rutiną, su kuria jūs dirbote, kuri pati naudojote ir štai kažkas jūsų gyvenimo kelyje atsirado kažkas kito. Ar galit pasidalyti, laukiam jūsų istorijos. Būtinai, tai va, sveika Jurgita, sveiki Jurgitos sekėjai, tai mano vardas Lina, jau pristatė Jurgita. Mano tas kelias prasidėjo taip. Aš esu kirpėja daug metų ir aš visą laiką naudoju profesionalius produktus. Ir man, kiek metų, nežinau, porą metų turbūt, dabar pasakysiu ne, prieš kokius 6 metus man jau prasidėjo menopauzės periodas, ne? Kaip žinoma, tai hormonų kaita, tai keičiasi mūsų ir organizmas, ir daugiausiai, beveik 98% moterų, tai plaukai ir oda, ne? Tai keičiasi radikaliai. Taip ir aš neišskirtinė, man pradėjo labai slinkti plaukai, bet aš sakyčiau tai aš kai plaudavau galvą, tai man kuokštais, jau tokiais kuokštais, aš sakyčiau, ir kriauklės jo. Ir mano plaukai yra tikrai silpni, iš prigimties mano plaukai ploni. Plonesnis. Jo, ir aš labai išsigandau, nes jau pradėjau jausti, kad man čia viršugalvį, kaip pavyzdžiui, išeidavau į saulę, man tiesiog nusvildavo čia. Tai aš jau galvodavau, čia kažkas negerai, aišku, klausdavau savų, sakydavau, ar čia pas mane neaplinka, nieks gal nenorėdavo sakyti paprasčiausiai, o pačiai veidrodį labai sunku pasakyti pačiai, bet aš jausdavau, kad tikrai jų mažėja. Ir ką, mėginau viską, absoliučiai viską, kaip žinome, turim mes profesionaliuose linijose irgi linijas nuo plaukų slinkimo. Yra jau toksai netgi kaip gydymo kursas, tas plaukų slinkimo kursas, išmėginau viską, kas Kapsulės, ampulės, ten viską tepi, viską darai. Jo, viskas tas. Tai čia kas buvo prieš 2,5 metų, beveik 3 metus aš tą mėginau, kadangi aš dar negirdėjau apie Monat kompaniją ir aš nemačiau nei jokio rezultato, nei truputėlį aš nemačiau rezultato. Paskui pradėjau domėtis namų tom sąlygom, tų maisto produktų. Išmėginau irgi dėjau, ko tik nedėjau ant savo galvos, jau mano vyras juokdavosi, sakydavo, tu pastoviai su tuo rankšluošiu, čia pastoviai užsidėjusi, visą su visokiais ten tais maisto produktais, aš sakau, ko tik nedėjau.
Niekas Padaryt, kaip savo padėt. dėjau Jeigu svogūnus ir česnakus ir smirdėdavau, nu, bet galvoju, nu, gal kažkas padės. Nepadėjo, tikrai dedu ranką prie širdies, nieks nepadėjo, bent jau man. Nu ir va, ir susitaikiau su tuom, kad galvoju, nu ką, reikės peruką pirkti, nes kadangi esu kirpėjas, žmogus įeina į kirpyklą, ne, pavyzdžiui, naujas klientas, naujas žmogus, jisai automatiškai žiūri į tave ir į tavo plaukus, kaip tu atrodai. Nu, moteris ypač nusprendžia, nes kaip ir aš, pavyzdžiui, aš eičiau pas tą kirpėją, pas kurią gražesni plaukai, taip, ne, jeigu reikėtų rinktis. Tai va, tai galvoju, aš prarasiu visus klientus, aš neturėsiu, kaip aš atrodysiu, praplikusi ir aš čia žmonės tvarkau, moteris tvarkau, visos gražios išeina. Taip, jūs turite būti vizitinė kortelė. Taip, taip. Nu ir ką, ir apie peruką pradėjau jau žiūrinėti peruką ir kažkaip tai va, kaip tik buvo mūsų tie karantinai, tai čia po antro karantino buvo kirpyklos uždarytos, kaip mes žinome, tai va, irgi praradau labai daug, niekada negalvojau, kad galėsiu prarasti savo darbą. Tai ką kūrėt, tai ką darėt? Tai ką kūriau, viskas buvo uždaryta, nes aš visą laiką kaip tikėjau, galvoju, nu mano profesija, aš niekada neliksiu be darbo, niekada. Aš galų gale, jeigu neturėsiu kirpykloje darbo, tai aš važiuosiu į namus, draugus, vis tiek aš rasiu tą klientą, aš galiu irgi bet kokioje šalyje dirbti. Tai aš niekada netikėjau, bet atsitiko toks dalykas, kur mes tikrai, nu, nei vienas turbūt nesitikėjom. Tai va, dar toksai šokas ir po antro to karantino susitikau savo draugę, aišku, mes negalėjom niekur išeiti, mes susiskambindavome telefonais ir aš pamačiau jos plaukus, po 4 mėnesių jinai pradėjo jau naudoti Monat produkciją ir jos plaukai irgi labai buvo, nu, labai blogos būklės, nes jinai dažė daug kartų, keitė spalvas ir labai, nu, labai valinti plaukai, taip. Na ir kaip aš ją pamačiau po 4 mėnesių, aš ir sakau, o Dieve, sakau, ką tu čia pasidarei, sakau, tavo plaukai žvilga tokie, nu, jie gyvi, sakau, nei tu kirpai jų, nei ką. Jinai sako, jo, Monat, taip dar pasiekė iš manęs, sako, jo. Kai davė čia jums, klausyk. O jinai man jau buvo minėjusi, o aš sakau, ne, aš buvau ta viena skeptikių. Kirpėja, skeptikė, nemėginsiu. Yra profesionalūs produktai, aš išmėginau viską, niekas neveikia, nebenoriu, praradau viltį, nu, susitaikiau su tuom, kad reties pliks jau plaukai, sakau, nieko negalim padaryti. Ir jinai taip, nu, gerai, nu, nenori, tai nenori. Nu, ir kai aš pamačiau, sakau, tos jos plaukus, aš sakau, nu, reikia ir man jau tada. Jau reikia ir man, kadangi jau tokie akivaizdūs rezultatai. Ir aš kadangi aš nenorėjau, man reikėjo jau daug produktų, man jau reikėjo ne tik tai šampūno ir kondicionieriaus, man jau reikėjo ir to purškaliukų nuo slinkimo, jo ir serumo, ir tada dar serumo nebuvo. Nebuvo taip. Jo, dabar pakeistas, tai ir mes kažkaip tai nusprendėm, mano buvo, aš nežinau, dabar man tai juokas ima ta istorija, aš nenorėjau mokėti 18 svarų registracijos mokesčio. Dabar taip juokinga. Bet gerai, pasakykit, kodėl jūs nenorėjot mokėti? Patviraukit. Iš tikrųjų mažai buvo informacijos, už ką aš moku jį, taip. Aha. Dabar aš žinau, kad jeigu aš sumoku, aš pilnai turiu konsultaciją. Pavyzdžiui, aš dabar sumoku 18%, tu mano sponsorė, tu mano nu jo, sponsorė skaitosi. Nu, taip. Tai tu man duodi absoliučiai visą informaciją, kaip naudotis, visas konsultacijas, aš galiu į tave kreiptis, bet kada šitas, tai yra neįkainuojamas dalykas, aš dabar sakiau, aš ir mokėčiau 50 už tą, nes ir pristatymas, ir patarimai, ir galų gale ta tokia gal ir netgi bendravimas, toksai, neužsimezga tarp mūsų Taip, žinoma. Ne vien tik tai mes galime apie produktus pasišnekėti, mes galime apie gyvenimą ir gal kažkokia tai bėda, va, tu gal patarsi. Nu, va, toksai tas gaunasi, tas 18 mes gal sureikšminam, tą 18 aš sureikšminau jį per daug.
nes aš nežinojau, už ką aš galvoju, už ką, gerai tas pristatymas, aišku, mes Amazonė mokam Prime. Prime jo, beveik 9 dabar kažkaip pasižiūrėjau. Kas mėnesį mes mokam, bet mes negalvojam, mes tik tai už pristatymą. O čia mes gaunam tokią vertę iš žmogus atiduoda tau viską, tau atiduoda visas žinias, tau atiduoda informaciją. Tai va, aš pagailėjau to 18 svarų, aišku, man dabar kitą kartą net gėda prisipažinti, bet aš galvoju, kas, yra tai istorija. Tokia istorija. Ir jinai tada sako, žinai, iš pradžių aš jai sakau, tai davai man nupirktų, ne, sako, aš tau nepirksiu, tu turi pati užsiregistruoti, pati užsisakyti, aš tau patarsiu, ką tau reikia. Ir taip jinai man siuntė vieną krepšelį, kitą, ir aš taip žiūriu, ir aš sakau, šiaip tai brangu, man irgi buvo brangu, nes nebuvo jokių nuolaidų tada, aišku, mes gauname kaip apie 15%, bet akcijos jokios nebuvo ir aš galvoju, taip už šampūną, bet jinai sako, 30 dienų ta garantija. Pasigalvoju, taip, teisingai, 30 dienų garantija, nes mes perkam, dedam, pas mane lentynos buvo lūžo nuo produktų. Ir, man tas patiko 30%. Ir paskui jinai sako, taigi nusipirk dėžutę tą grožio. Taigi sutaupysi, Taip, sakau, o kas ta grožio dėžutė? Tai davai pasakok. Ir jinai sako, susideda kaip tik iš tų produktų, ko tau reikia. Ir aš pasižiūrėjau tikrai 6 produktai, plus mėginukai. Ir dar sako, tau plus dar bus papildoma nuolaida didesnė. Ir aš užsisakiau tą dėžutę, bet aš užsisakiau ją tik tai dėl savęs. Jokių verslo, nieko, nes aš turėjau savo verslą, aš neturėjau laiko, aš tik tai norėjau sutvarkyti savo plaukus. Ir ką, ir aš išmėginau pirmą kartą, man išplovė kirpykloje kolegė plaukus, ir man nepatiko. Nes man blogai išplovė galvą, man jie buvo rebaluoti ir aš neklausiau, jinai man sako. Taip buvo. Taip, jinai man sako, žinai, turėsi truputėlį kitaip plauti. Sakau, jo, žinau, gerai, sakau, ką aš 30 metų ploviau galvą, aš nežinosiu kitiem ir aš nežinosiu, kaip galvos išsiplauti. Mes tokios esam kirpėjos, kad mums negali papasakoti niekas. Ir jo, man blogai išplovė galvą, bet aš tada supratau, kad po pirmo, aš nepasakiau, kad čia tie šampūnai blogi ar kažką. Ne, aš iškart skambinu, sakau, Jurgita vardas, sakau, kažką blogai padariau, dabar man jau pasako, ką reikia daryti. Tai va, jinai man viską gražiai nuosekliai papasakojo, parėjau namo, išsiploviau aš galvą ir man gyvenime per 30 metų savo plaukų industrijoje, kirpėjos praktikoje, kiek aš esu išmėginusi produktų, man nebuvo tokio poveikio po pirmo plovimo, kad aš jaučiau, kad čia yra kažkas tai kitoks produktas, kad man jau išvalė, man atrodė, kad aš jau plaukų visai neturiu, man jie tokie lengvi, tokie purus, tas toksai plaukas, ta oda atrodo man kvepuoja, net pačiai toks jausmas. Ir aš jai skambinu, sakau, Jurga, aš sakau, ar aš čia durna? Aš sakau, noriu bėgti į kiemą ir visiems šaukti, kad jums reikia to šampūno, kad jums reikia to šampūno, kas čia per stebuklas. Aš tikrai tiek buvau, aš neperdėdu nieko, aš tai buvau, ir jinai pradėjo juoktis, žinai, sako, aš ir galvoju, gal ir aš durna, bet sako, ir man toks pat jausmas, sako, buvo grinai, sako, aš irgi norėjau tiek visiems šaukti, sako, man tas toksai. Ir va, ir man, aš naudojau tos produktus ir man sustabdė slinkimą, nemeluoju, už 3 savaičių man apmažėjo slinkimas. Tai man padėjo. Jo, aš daugiau nieko nekeičiau, aš nekeičiau nei mitybos, aš nekeičiau nieko, nei gyvenimo savo būdo, bet man padėjo, man turbūt trūko, man kažko tai trūko, man buvo gal užsiteršęs ta galvos oda, kažkas tai buvo negerai. Ir po gal kokių 6, sakyčiau, savaičių man visiškai sustojo plaukai slinkti ir aš jau pajaučiau tokį
tą ežiuką man taip Kad įdomiai. jau kažkas kyla tenai, daugiau kažko Ir aš yra. visą laiką taip į tą galvą ir man taip įdomu. Aš galvoju, niekada gyvenime taip nebuvo, kad galėtų plaukai pradėti, suaktyvino ten viską, visą tą kraujotaką ir pradėjo. Ir aš išmėginau visus produktus, aš pati. Labai, kadangi mes esame kirpėjos labai smalsios, labai viską norim išmėginti, tai aš absoliučiai visas vienos linijos aš neišmėginusi, kuri yra, bet jos dabar jau ir nėra. Jinai buvo ten daugiau tokiam afro tiem plaukam, kur labai sunku. Labai tankiam tokiam sunkiam plaukam. Tai va tokia istorija. O čia mano plaukų, o iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėjus, kodėl aš pradėjau, kodėl mane suviliojo ta verslo galimybė, tikrai ne dėl pinigų, nes aš visą laiką galvojau, jeigu reikia verslo, tai reikia labai daug laiko atiduoti, labai daug laiko, nes kai aš turėjau kirpyklą, tai aš tikrai dirbau kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Ir aš galvojau, dar vienas verslas, aš paprasčiausiai nepajėgsiu, bet kai sužinau, kad čia yra ir laiko laisvė, tu gali pasirinkti, tu gali vėliau padirbėti, tu gali anksčiau, bet man patiko bendrystė, aš ieškojau, aš net nežinojau, kad aš ieškojau jos, nes buvo toksai gyvenime skaudus įvykis pas mane. Pasidalinsiu, aš sėdėjau ant sofos ir mano dukrai buvo tada 16 metų. Ir kažkaip tai mes įsišnekėjom apie draugus, apie draugystę su ją ir jinai tokia labai bendraujanti pas mane, pas ją labai visą laiką daug draugių buvo, jinai visą laiką draugų būry, pas ją visą laiką ne viena, ne dvi, bet pas ją būdavo ir 10, ir 12, labai toksai, draugų ratas ir jinai su visais labai bendraudavo. Ir jinai kažkaip tai aš sėdžiu ir aš sakau, aš eisiu kavos atsigerti su drauge. Ir jinai man sako, o tu turi draugių? Taip mane, bet jinai taip su tokia pašaipa, grinai tokia jautėsi ta pašaipa, o ką tu turi draugių, sako. Ir aš taip susimaščiau, aš galvoju, aš neturiu tų draugių. Aš ėjau susitikti su kolege, jinai man nedraugė, bet aš paprasčiausiai save priverčiu, kad aš noriu jau eiti, aš noriu išeiti iš tų namų ir man tada, aš labai susigraudinau iš tikrųjų. Ir man ne dabar ta emocija. Ir aš susimaščiau ir aš galvoju, aš atidaviau tam darbas, pareidavai namo, ruoši valgyti, ne? Šeimos gyvenimas, tu atsisėdi vakare, tu jau pavargęs, kad ir ta draugė, aš anksčiau turėdavau, tu draugė mane kviesdavo kavos, o aš niekada neturėdavau laiko. Niekada aš visą laiką atsisakydavau, tai pakviečia 5-6 kartus ir žmogus paskui nebelenda tau į akis. Draugams reikia laiko ir dėmesio, reikia galvoti apie tai. Ir aš susimaščiau ir aš galvoju tikrai, o praeis dar keletą metų, aš neturiu nieko tokio, mano dukra jau aš jai viską atidaviau, užaugo, ne, jinai išeis, jinai man gal po kiek laiko gal ir bus draugė, bet man reikia ir apie save pagalvoti, apie savo gyvenimą, apie savo tą kažkokį laisvalaikį. Savijautą, taip, save kaip ir realizuoti, kad papildyti save vis tiek, juk reikia. Ir man taip tikrai man toksai buvo, gal nežinau, tas šaltas dušas. Ir aš tada kažkaip taip pamačiau, kad nes aš jau buvau prijungta prie visų čiatų, prie grupės. Ir aš pamačiau, kaip moteris dalinasi tą visą, toksai tas pozityvas, man tiek patiko. Nuoširdumas visas toksai, lengvumas visas. Lengvumas, kad tu gali paklausti, kad tu gali, gal ir kitą kartą tau kažkas tai sunku, tu, pavyzdžiui, gali parašyti, man šiandien tokia diena, gal, kažkas tai tokio, gal ne į tą bendrą, bet tu susirasi vis tiek tokių bendrų, ne, kur tu gal tau artimesnė ta moteris, ne, tai ir aš sakau, ir aš pamačiau, ir aš galvoju, vau, nejaugi gali būti toks moteriškas kolektyvas, be jokių tokių, kaip mes moteris mėgstam intrigas. Taip, nuoširdžiai.
Bet taip, toks nuoširdumas ir taip, ir aš galvoju, jo, man čia reikia, aš tikrai, vat, ir nusprendžiau, ir paskui, aišku, įsirituliavo ir tas verslas, ir kadangi produktas, aš įsimylėjau produktą ir pradėjau dalintis su savo klientėm, su draugiam, su giminėm, ir taip, va, tas va, išsirituliavo mano verslas, ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš pamačiau tą galimybę. Žinoma, Linute, noriu paklausti jūsų, jūs palietėt labai tokią opę gyslą jausmą. Jausmą, kurį net kartu ir aš su jumis išgyvenau. Jūs turėjot tokią stiprią problemą ir daug ką išbandėt, daug ką praėjot ir staiga atėjo momentas, kai jums tarsi atsirado išsigelbėjimas. Toksai, tokia viltis, kuri gali tikrai padėti. Sakykit, kaip jūs jautėtės, išgyvenot, kaip jūsų pats vidus, ką jautė, kai jūs radot tą sprendimą arba radot viltį, kuri nunešė jūs, štai prašau, į verslo galimybę, į didžiulės galimybės. Aišku, jaučiausi, aš irgi dar taip ir viduje galvoju, nejaugi man čia, taip gali padėti, ir aišku, pradėjau paskui gilintis ir ingredientus, ir pradėjau gilintis, kad žiūriu, kad čia yra labai natūrali produkcija, ne, kad nėra jokių toksinų. Aš pradėjau, jau mes pradedam paskui ir susirūpinti sveikatą, ne, nes mes juk naudojam tuos visus, iš tikrųjų nesigilinau, žinojau apie silikonus, apie parabenus, tuos pagrindinius dalykus, kurie tikrai kenkia mūsų organizmui, ne tik plaukam, bet ir organizmui. Bet tas savijauta, tu tiesiog, kai tu pamatai, kad tas yra rezultatas, tu tiesiog nori, tu negali tiesiog nutilėti, tu negali nesidalinti, kadangi aš, kai kirpykloje dirbu, aš matau, kad labai daug moterų kenčia nuo tos problemos, nuo tų plaukų slinkimo. Ypatingai per šitas ligas visas, dabar tai ypatingai. Retėjimas, tas slinkimas, ir moteris ieško daugelis, ir man labai skaudu girdėti, kai moteris, aš irgi toje pozicijoje buvau, kad aš susitaikiau, kad su amžiumi išretėja plaukai ir čia viskas normalu. Mielosios, netikėkit, čia yra mitas, reikia kažką daryti, reikia keisti. Jeigu jūsų produkcija neduoda jums rezultato, 3 mėnesius, aš sakau, reikia duoti 3 mėnesius, bet ką jūs bandykite, jeigu jums neduoda rezultatų, reiškia, kažką reikia vėl keisti, nes, negali retėti, jeigu viskas pas tave gerai, plaukai turi išlikti iki mirties, normalūs, neišretėja, jie gal truputėlį susilpnėja, nieks nesako, bet irgi labai priklauso nuo gyvenimo būdo, taip, bet yra išeitis, yra produkcija, kuri tikrai veikia, kuri tikrai duoda rezultatą, ir norisi, jeigu aš galvoju, jeigu man padėjo, jeigu aš nesidalinsiu, aš būsiu paprasčiausiai egoistiška, ne? Nes nesvarbu, kiek aš moterų padėsiu, nesvarbu, gal aš tik tai vienai padėsiu, bet jau yra džiaugsmas, kad nors viena moteris jau turės rezultatą, gal ta kita moteris pasidalins su kita moteris, kad su moterim, netgi ir vyrai, ne? Ir čia toks dalykas, kad labai daug kas nežino apie mūsų produkciją taip pat. Daug labai negirdėję, nes ne visi eina į tą Facebooką, ne visi ir Instagramui, bet mes turim skleisti tą žinutę, ir aš taip supratau, kad aš negaliu tylėti, ir jausmas tikrai, tu iš širdies daliniesi, tu iš širdies nori padėti žmogui, ir tikrai, ir tu žinai, kad tai veikia ir padeda, ir mano yra vertybė bendra. Taip, būtent, aš iš jūsų išgirdau frazę, kurios aš irgi tiesiog laikausi, man tas teikia džiaugsmą, man tas teikia vertę padėti. Jeigu mes nusprendėm pasukti į verslo kelią, tai nereiškia, kad mes visiems iš eilės grūdam, kišam tai, ką mes naudojam.
Mūsų misija ir darbo principas yra padėti, konsultuoti, suteikti moteriams atrasti produktą kokybišką, vertingą, suteikti tų žinių apie patį plauką, apie veido odą, kad tikrai moteris būtų patenkinta ir galėtų sakyti ačiū. Vat tai tas didžiausias malonumas ir didžiausia atgalinis ryšys yra ačiū, man tikrai veikia, man tikrai padėjo. Tai vat kartais moterys ir sako, tai čia man reikės, arba kaip nori daryti verslą ir sako, tai čia man reikės siūlyti, nu sakau, stop, aš sakau, taip nedirbu, sakau, man niekam nereikia siūlyti, arba man žmonės parašo, arba aš parašau ir tiesiog pasiūlau, galbūt tau reikėtų, gal tu turi tokią problemą, ar tau reikėtų tai pagelbėti, padėti savo. Taip, kad viskas yra kur kas paprasčiau, kur kas naudingiau, nei mes galvojam visi. Tai esu labai dėkinga jums, Linute, už jūsų istoriją, jinai tikrai labai įkvepianti, nes tokių moterų, tokių situacijų kaip pas jūs tikrai yra ir moterys per daug nuvertina tai, kad sako, nebeįmanoma, ne, aš negaliu, aš jau susitaikau, nes tyrimai geri, viskas kaip ir gerai, bet aš sprendimo tai nerandu ir jau čia man viskas. Žodžiu, tai tas mūsų plaukas ne tik tai širdis, bet ir ne tik tai oda, bet ir plauko svogūnėlis taip pat yra sistema, kurią mes turim prižiūrėti, gydyti, stiprinti, negydyti, bet stiprinti, padėti savo ir turėti rezultatus. Labai trumpai noriu paprašyti jūsų palinkėjimo. Palinkėkit mūsų moteriams, kurios dabar žiūri, kurios dar žiūrės, klausysis mūsų pokalbio, ką norėtumėt palinkėti. Mano palinkėjimas tai yra toks, kad visų pirma yra meilė savo ir niekada nenuvertinkime savęs ir tikrai skirkime savo dėmesio, negailėkim savo nieko iš tikrųjų, nes mes tik tai turime vieną gyvenimą ir mes nejaunėjam, aišku, gal yra tavo auditorija jaunų moterų ir aš labai norėčiau, kad išgirstumėt jaunesnės moteris, kad susirūpinkite, kuo anksčiau jūs susirūpinsite savo sveikatą, savo netgi mitybą, netgi ką jūs valgot, ką jūs veikiate, tai atsižvelgia ir į odos būklę, ir į plaukų būklę. Ir tikrai negailėkite savo, gal kitą kartą atsisakykit kažkokio tokio, nereikšmingo, gal netgi drabužio, ar kokių batelių, bet investuokit į save. Ir išsiaiškinkite, kad tas produktas tikrai natūralus būtų, nes labai daug produktų yra, kurie mums kenkia. Aš tiesiog, man net plaukai šiaušiasi kitą kartą, kai skaitau, ką mes naudojame iš parduotuvių. Ir tas su laiku susideda mums ir paskui atsižvelgia į mūsų sveikatą, į mūsų plaukų būklę, į mūsų odos būklę. Ir tikrai labai linkiu, kad ta meilė savo, daug kas galvoja, kad čia toks egoizmas, kad tik tai meilė savo. Aha, tikrai. Ne, čia nėra meilė savo, tai yra ir savęs pažinimas iš vidaus, taip, ne? Tai va, išsiaiškinkite, ko jūs norite gyvenime ir eikite tuo keliu. Jeigu kažko jums trūksta, kažkokių klausimų kyla, tai manau, Jurgita tikrai padės ir patars. Nebūtinai, kad ir mūsų netgi kompanija, bet mes galim ir susidraugauti ir tas moteriškas toksai bendravimas, tas moteriškas nuoširdumas tikrai mumis priveda į tokį gėrį. Iš tikrųjų, skleiskime tą gėrį, nebūkime piktos, nebūkime... Bet svarbiausia, kur mus nuveda į augimą, kurio mes lyg tai pasąmoniai norim, bet atrodo, kaip mes tai padarysim, kaip mes tai nueisim, bet tai yra pats tiesiausias kelias į tą mūsų augimą.
tas toksai gyvenimo aiškumas, ne, ir lengviau, ir tas lengvumas netgi iš vidaus, tu žinai, ko tu nori, ne, gyvenime, tu žinai, ko tu nori, tu žinai, kur tau eiti. Būna ir mums tų dienų tokių, kad mes ne visada šypsomės irgi išsišiepus. Tau, ką jūs valgot, kad jūs čia visą laiką šypsotės ir patenkintos. Būna ir mums tų dienų, bet mes vis tiek einam tuo tikslu, mes einam tuo tiesiu keliu. Ir tikrai, sakau, tas pažinimas jo, kaip tu sakai, Jurgita, pažinimas savęs, tai yra pats didžiausias turbūt dalykas, ką moteriai, ką žmogui reikia gyvenime išsiaiškinti ir tada bus lengviau. Tai va, tai ką, linkiu jums mylėti save, pamilkite save iš vidaus ir iš išorės, kiekvieną rytą atsikelkite ir sakykite, aš myliu tave ir tu nuostabi. Tu pati geriausia, pati nuostabiausia. Ačiū, Linute, ačiū Jums labai. Ačiū už Jūsų istoriją, už šilumą, už nuoširdumą, už pasidalintus išgyvenimus. Tai yra iš tikrųjų jautru ir daugelį reikia iš tikrųjų būna, kad negali iš karto viską dalintis, reikia suvalgyti, praeiti ir pajusti tą stiprumą ir tik tada tą istoriją papasakoti. Tai esu labai dėkinga Jums už Jūsų istoriją. Ačiū tau ir pasikvietei. Ačiū, iki malonaus.